kas norėsite pažiūrėti. Taigi, sveiki prisijungę. Šiandienos mūsų tema yra darbdavio įvaizdis. Apie darbdavio įvaizdžio gerinimą, ar tai yra mūsų poreikis, ar tai yra konkurencinis pranašumas, kadangi šį susitikimą vedu ir matau šiek tiek įvairių šalių patirtį, tai ir pasidalinsiu vienu, o pradžiai norėčiau trumpam prisistatyti, kas aš esu. Tai esu personalo įmonių Lietuvoje, Latvijoje, Norvegijoje įkūrėja, dirbu jau 20 metų su personalo atranka, paieška ir personalo sprendimais. Turime ir Lietuvoje įkurtą Norvegijos įmonės padalinį, kur dirbame hibridiniu būdu. Ir visai nesenai išleidau knygą apie nuotolinės komandas, kaip jas motyvuoti, kaip sukurti kultūrą, kuri padeda įtraukti žmones. Na, o kodėl aš kalbu apie darbdavio įvaizdį? Apie darbdavio įvaizdį kalbu nuo 2017 metų, kai pabaigiau Universum darbdavio įvaizdžio akademiją, tai buvo tęstiniai mokymai. Ir taip pat esu Talent Dynamics individualių ir komandos testavimo sistemų sertifikuota specialistė. Šitą sistemą teko irgi susipažinti daug anksčiau, tačiau nuo 21 metų pradėjome naudoti personalo atrankose, pradžiai savo komandose, pamatėm, kaip tai veikia ir pradėjom taikyti atrinkdami komandos narius klientams. Tai tiek apie mane, o šiandieną, ką mes kalbėsime, tai apie darbdavio įvaizdį, koks jis yra šiandieną darbo rinkoje, kokios yra tendencijos, kokie kandidatų lūkesčiai, kokios yra galbūt klaidingos prielaidos apie darbdavio įvaizdį, kas pasikeitė, kokios motyvavimo priemonės, kodėl nebeveikia darbo skelbimuose, būna surašytos, ką teikiate ar ne, kokie privalumai ir skelbimas gali sulaukti daug peržiūrų, bet nebūtinai daug tinkamų kandidatų. Kas yra atsakingas už darbdavio įvaizdį, kodėl verta investuoti į jį, kaip tai pamatuoti, na ir žinoma, pačioje pabaigoje turėsime ir dovanų kiekvienam dalyviui. Šiandienos mūsų webinaras bus įrašytas ir įrašu mes pasidalinsime su mūsų šiandienos dalyviais. Taigi šiandieną pradėsime nuo darbdavio įvaizdžio Lietuvos darbo rinkoje bei kokie yra kandidatų pokyčiai. Kodėl svarbus? Pirmas dalykas tai talentų trūkumas. Darbdaviai susiduria su IT, sveikatos priežiūros, inžinerinio personalo trūkumu. Nedarbo lygis siekia apie 7–9%. Mažėjanti darbo jėga yra prognozuojama, kad iki 2035 metų darbingo amžiaus gyventojų tarp 25 iki 34 metų skaičius gali sumažėti 34%, o bendrai imant darbingo amžiaus gyventojų net bendrai apie 30. Dėl to ypatingai svarbu išlaikyti ir pritraukti jaunosius specialistus. Šiandieną pakalbėsiu ir apie tai, kuo darbdavio įvaizdžio formavimas, kaip yra susijęs su skirtingo amžiaus grupėmis, kokie yra lūkesčiai, ko tikisi kandidatai apie tai ir esami darbuotojai, ne, kas iš tikrųjų juos motyvuoja. Darbo rinkos kontekstas po pandemijos, tai po karantino dalis darbuotojų pradėjo bijoti keisti darbus, tarsi saugumo garantas, ar ne, kad aš turiu darbą ir kad tokia nežinomybė, kas čia bus, ir per keliarius metus kiti atvirkščiai buvo priversti ir atrado galimybę išbandyti tai, apie ką svajojo. Tai turim ir įvairių istorijų, kaip žinomi šefai virto nekilnojamo turto agentais, išbandė freelancinimo. Aišku, praėjo keli metai, vėlgi matome tą pokytį, kad rinka keičiasi, ekonomika keičiasi ir kai kurie kandidatai, ypatingai socialinių tinklų administravimas, marketingo specialistai, pamažu kreipiasi ieškodami darbo ir mažiau yra linkę rizikuoti ir nori grįžti į rinką. Tačiau vėlgi tai yra tam tikrų rinkos niuansų dalykai. Tai bendras įdarbinimo lėtėjimas reiškia, kad už kiekvieną kandidatą reikia kovoti stipriau. Šiuo metu rinkoje daugėja kandidatų norinčių keisti darbą, bet jie vis dar kol kas laimi ir jie renkasi
kur kandidatuoti, kurį darbdavį pasirinkti. Na ir norėčiau pabrėžti, kad pačioje pradžioje šiek tiek daugiau kalbu apie tai, kad kaip pritraukti, kad darbdavio įvaizdis yra reikalingas, kad pritraukti darbuotojus, bet vėliau kalbėsime ir apie tai, kaip juos išlaikyti ir kaip darbdavio įvaizdis su tuo yra susijęs. Tai statistika yra tokia, kad rugpjūčio mėnesį užimtumo tarnyboje buvo registruotų 156 tūkstančiai bedarbių, bet ilgalaikių bedarbių yra tik 29 tūkstančiai su truputėliu. Tai rodo, kad aktyviai ieškančių darbo kandidatų mažėja ir mes matom tendenciją, kad jeigu anksčiau būdavo toks įsitikinimas, kad būti darbo biržoje, užimtumo tarnyboje, yra toks nelabai ar ne geras dalykas, kad tarsi ten nėra gerai, tai šiuo metu darbo biržos paslaugomis naudojasi vis dažniau administracinio personalo, vis dažniau ir vadovų, ar ne, tam, kad padaryti pertrauką karjeroje, kad pagalvoti, pakeisti įgūdžius, tuo labiau, kad būna ir įvairių programų tam, kad darbuotojai galėtų pakeisti savo darbo kryptį ir įgauti naujų įgūdžių. Ir už tai yra apmokama. Tai matome vis daugiau pavyzdžių, kad ir kandidatų ateina su tam tikrom pertraukom nurodytame gyvenimo aprašymuose ir jie pagrindžia, kad nusprendžiau, kad buvau perdegusi, nusprendžiau pailsėti, pagalvoti, kokį darbą aš iš tikrųjų norėčiau dirbti, pakeisti savo šiek tiek įgūdžius, atnaujinti mokymai įvairūs su dirbtiniu intelektu ir taip toliau. Ir po tos pertraukos jie grįžta pailsėję ir tada ieškosi naujų darbo vietų. Taigi, tai reiškia, kad aktyviai darbo ieškančių kandidatų mažėja ir kad kandidatų pritraukimas jau priklauso ne tik nuo darbo pasiūlymo, bet ir nuo darbdavio įvaizdžio. Mes lygiai taip pat matome, kad kartais klientai sako, ne tiek daug sukandidatuoja kandidatų, bet jeigu mes tą patį skelbimą gal šiek tiek modifikavę ir jį patalpiname, sulaukime gerokai daugiau kandidatų. Ir tada jau paaiškėja ta tikroji priežastis, ar buvo blogai darbo skelbimas parašytas, ar buvo taip, kad, tarkim, papaustinos apie tą darbo vietą kandidatai sureaguoja, nes neturi įsitikinimo, išankstinio įsitikinimo apie tam tikrą įmonę. Ir tokiu būdu mes galime pasidalinti su savo klientais, kad štai yra tokia problema ir iš kur ji kyla, gana lengva yra išsiaiškinti. Taigi kandidatai renkasi ne tik darbą, bet ir darbdavį ir jeigu įvaizdis silpnas, kandidatų pritraukti darosi vis sunkiau. Taip, įmonės reputacija tampa pirmuoju filtru ir jeigu reputacija prasta, tai kandidatai kartais išgirdę įmonės pavadinimą gali atsisveikinti ir nebenorėti toliau bendrauti. Tai mes stengiamės visada išgirsti, kodėl taip yra, kokia yra ta tikroji priežastis. Ir dažnai būna, kad girdi pasidalinimus iš draugų, pažįstamų, artimųjų, kartais socialinėje erdvėje, koks yra vadovų požiūris, kokia yra elgsena, kaip elgiasi su darbuotojais tam tikros organizacijos, kartais vertybės ir kultūra, ar ne, tampa tais kriterijais. Skaidrumas atrankos metu, aišku, būna, kad kandidatas galbūt netgi kažkada dalyvavo toje įmonėje atrankoje, bet turėjo nekokią patirtį, nes nebegavo grįžtamojo ryšio, pamiršo, nebesusisiekė, ar praėjo, nepraėjo, koks tas etapas, kažkokia nežinomybė, tai kandidatai tai prilygina neigiamai patirčiai ir atsisako kandidatuoti į kokią organizaciją. Taigi stiprus darbdavio įvaizdis gali sumažinti įdarbinimo kaštus net iki 50% ir net 28% padidinti darbuotojų išlaikymo rodiklius. Čia yra Universum darbdavio įvaizdžio akademijos bei Michael Page atlikti tyrimai. Kokios yra klaidingos prielaidos apie darbdavio įvaizdį, kaip pasikeitė motyvavimo priemonės, ir žinoma, kokie yra tie reputaciniai iššūkiai. Kai kurie darbdaviai vis dar mano, kad pakanka pasiūlyti papildomas naudas, kad pritrauktų žmonės. O realybėje yra tai, kad papildomos naudos yra priedas. Jeigu įvaizdis yra silpnas, kandidatai vis tiek nesidomės darbo pozicijai. Ir kandidatai labiau vertina kultūrą, vadovo elgseną ir pagarbą. Kartais tenka išgirsti tokių komentarų, kad nežino pačios įmonės, bet yra žinomas, pavyzdžiui,
vadovas ar ne, vadovo elgesys. Ir įmonė gali būti organizacija nuostabi, bet jeigu vadovas žiniasklaidai pagarsėjęs savo, na, netokiais teigiamais nuotykiais, ar ne, tai tam tikras įspūdis ateina ir nuo vadovo būtent organizacijai. Arba tai, ką viešino socialiniuose tinkluose. Visai neseniai sulaukėme klausimo, kad sulaukėm daug darbo skelbimo peržiūrų, keli tūkstančiai, bet kandidatų buvo tik tai 2 ar 3, kuriuos galėjom pasikalbinti, bet ir tai jie nebuvo tiek labai suinteresuoti šitą poziciją ir nebuvo visiškai tinkami. Tai kur yra problema? Labai dažnai tai yra darbdavio įvaizdis, kad galbūt patraukia tam tikros sąlygos, darbo užmokestis, vieta, lokacija, bet lygiai taip pat gali pakišti koją kažkokie girdėti atsiliepimai arba viešoje erdvėje esanti informacija, kurią kartais kandidatai paieško ir pasitikrina. Tai anksčiau premijos atlyginimas būdavo tai, kuo galima konkuruoti ir pritraukti daugiau kandidatų, o dabar sveikatos draudimas, papildomas draudimas, pensijų kaupimas tapo standartu ir kandidatai kartais ateina ir sako, aš gaunu tokį atlyginimą ir taip pat kaupiu sveikatos draudimą, norėčiau ateidamas gauti tą patį ir atsinešu ir tai jau yra minimumas, ar ne, tai yra standartas. Ir kandidatų pritraukimui vis daugiau tampa svarbesnis gebėjimas parodyti, kad darbuotojai yra vertinami, kad jie yra girdimi ir sukurti tą priklausomumą organizacijai vertę sense of belonging. Tai yra apie tai, ką aš ir minėjau savo knygoje, apie tai, kad ypatingai nuotoliu dirbantis ar ne, žmonės, ypatingai tai, kad dirbtinis intelektas leidžia mums labai daug dalykų automatizuoti ir tai leidžia lygiai taip pat atsverti mums žmogiškuoju faktoriumi tą bendravimą ir kaip mes sukūrėme tą kandidato jausmą, kad jis priklauso organizacijai, darbuotojo jausmą, kad jisai yra svarbus, girdimas, kad jo nuomonė yra svarbi ir dėl to jaučiasi vertinamas. Su tokiomis programomis arba testavimo sistemų galime pažiūrėti, kaip atrodo komanda ar ne, ir kur gali būti komandos patrauklumas ir kokius kandidatus pritraukia. Tai va. Keliaujame tada apie kartų skirtumus. Tai yra jauniausioji karta, Z karta, ar ne, kaip aš minėjau, kurie ateina ir jau mūsų darbo rinkoje yra, tai jie labiausiai rūpinasi darbo gyvenimo arba, aš mėgstu sakyti gyvenimo, pirmiausia darbo, balansų ir mokymusi. Tik 6% siekia vadovaujančių pareigų ir didesnis finansinis neužtikrintumas. Tai yra, kad jeigu negaus pakelimo, jeigu nebus kažkokios aiškios struktūros ir įvertinimo, tai daugiau negu pusė ar apie pusę svarsto keisti darbą dėl to. Tai jiems yra labai svarbu hibridinis arba nuotolinis darbas, jiems yra labai svarbu, kad būtų pasitikėjimas, skaidrus darbo atlygio, darbo užmokesčio modelis ir mentorystės programos, kad jie galėtų ir augti. Ir labai svarbu yra tvarumas, įvairovė ir ne įtrauka. Ir dėl technologinių baimių daug kas turi irgi tokį išgyvenimą, kaip AI pakeis juos, kad AI gali pakeisti juos. Tai aišku, reikėtų komunikuoti, kuo tai gali padėti, o ne pakenkti jiems patiems. Tačiau šita karta yra ta, kuri labiausiai užaugusi su technologijomis ir ją valdo. Bet yra taip pat tūkstantmečio karta, ar ne, kuri iki tol ieško prasmės ir augimo. 68% nurodo, kad atlyginimas yra pagrindinis priėmimo veiksnys, bet taip pat svarbus irgi balansas. Vėlgi tai yra ta karta, kur dabar jau ir šeimos ar ne klausimai yra svarbus ir tai lemia tas psichologinis veiksnys, kad dėl ko renkasi, kaip renkasi atlyginimą ar ne, kodėl tas atlyginimas yra svarbus, nes tai yra susijęs su jų atsakomybė, vienas iš daugelio faktorių. Tai reikėtų jiems pabrėžti karjeros augimą, mokymąsi, hibridinės darbo sąlygas, autentišką kultūrą, telemediciną, sveikatingumo programos, lankstus sveikatos pakaitalai taip pat yra labai vertinami. Čia kartais būna irgi yra tekę kalbėti su vienos draudimo bendrovės atstovė, kad labai priklauso nuo to, kokia komanda yra
organizacijų, koks amžius komandos yra vidutiniškai, nes tarkim vieniems aktualiau yra tyrimai, vaistai ar ne, gydymas, kitiems yra aktualiau sveikatinimo paslaugos, sportas ir panašiai. Tai va, X karta, tai yra nepriklausomi, jie vertina darbo asmeninio gyvenimo irgi balansą, mėgsta efektyvę tiesioginę komunikaciją, jiems tinka lankstus darbo grafikas, skaidrus vadovavimas, galimybė dirbti savarankiškai, jiems svarbu yra naujovės, jie žiūri į tai teigiamai. Na ir baby boomers vertina lojalumą, autoritetą, komandinį darbą ir tą misiją. Jiems labai yra pripažinimas svarbus ir stabilumas, tradicinės vertybės, pagarba, asmeninis bendravimas, jiems labai svarbu asmeniškai būti pastebėtams, priimtiems ir, žinoma, kaip aš ir minėjau, jeigu kalbam jau apie sveikatos korteles, kad tai va būtent jiems aktualu yra jau gydymo tikslais. Tai va. Tai yra tokios motyvacinės priemonės, kurias reikėtų atsižvelgti ir dėl ko aš tai paminėjau, kad kartais gali būti miksas, bet miksas organizacijų ar įvairaus amžiaus atstovai, kurie dirba, įvairaus amžiaus komandos nariai, bet jeigu mes žinome, koks yra dominuojantis amžiaus, kuri karta ar ne, kokie yra jų poreikiai, kokius kandidatus mes galbūt siekime pritraukti, pagal tai mes galime ir iškomunikuoti tą žinutę. Tai kas motyvuoja šiandien, tai yra lankstus darbo grafikas, tai yra ir apie pasitikėjimą, ir apie tai, kad yra techninės galimybės, ar ne, tai įgyvendinti hibridinis darbas, papildomos laisvadienio valandos, sutrumpinta savaitė yra tai, kas motyvuoja ir ypatingai jaunesni darbuotojai renkasi, kad galbūt šiek tiek mažesnis atlyginimas, bet būtų lankstus darbo grafikas. Sveikatos draudimas, kaip aš minėjau, profilaktiniai tyrimai, psichologo konsultacijos. Mūsų klientai, pavyzdžiui, kartais taiko irgi Aunty, ar ne, yra platforma, kur galima darbuotojams kreiptis už pagalbos, psichologinės pagalbos, ar ne, jeigu kažkokių klausimų turi. Atsižvelgimas į tai, kad yra programa ir apie tai, kad yra lankstumas, yra labai svarbus. Žinau tikrai istoriją vienos kandidatės, kuris sako, man galbūt atlyginimas nėra toks didelis, bet jeigu aš suskaičiuoju lankstumą, kad aš kaip mama galiu pasislinkti savo darbą, kad taip pat gaunu psichologo konsultacijas, kurias aš galiu panaudoti savo asmeniniais coachingas, sveikatos kortelė ir daug kitų naudų, tai man gaunasi, kad tas pats kaip mano atlyginimas. Jie vertina šitaip. Sveikatingumo dienos ir aktyvus laisvalaikio finansavimas, sportas, joga, masažai ir panašiai. Bendros veiklos, kartais vėlgi tas pats sportinė veikla, ar ne, kažkoks tai kopimas į kalnų, žingsnių rinkimas. Tai sukuria, ypatingai jeigu yra su tam tikra misija, kad tarkim kaupiame žingsnius, nes už tai bus pasodintas medis, lėšos paaukotos kažkokiu tikslu, tai sukuria tą prasmę ir vertę. Pensijų kaupimas ar finansinio saugumo priemonės jau tokie yra tarsi must be, profesinio tobulėjimo galimybės, mokymai, kursai, seminarai, kurie nebūtinai yra visiškai tiesiogiai susiję su darbuotojo darbu, bet kad praplėsti akiratį, kas ypatingai dabar paskutiniu metu yra, ką girdim, tai yra dirbtinio intelekto mokymai, kas yra aktualu darbuotojams, kurie dirba ypatingai vidutinės grandies darbuose. Ir čia yra jau tokia kaip papildoma nauda, jie jaučiasi, kad jiems suteikiama galimybė, jie taip pat gali ir pritaikyti šią informaciją darbe, bet lygiai taip pat jie jaučiasi, kad tai yra ir nauda, ir vertė jiems neatsilikti darbo rinkoje. Mokėjimas visą tai naudotis dirbtinio intelekto įrankiais. Mentorystė ir karjeros konsultacijos, būna kartais organizacijos kreipiasi į mus, kad galėtumėt pagelbėti šitoj vietai, sudaryti ar karjeros planus, ir čia yra apie aiškumą, kad darbuotojus motyvuoja aiškumas, kas laukia, kokia yra galimybė. Kartais ir matome per darbo pokalbius, kad kandidatai sako, kad, pavyzdžiui, viena istorija irgi buvo, kad sako, vienas dalykas yra, kai pradedi dirbti, tai yra žadama daug gražiai, bet tai nėra apibrėžta organizacijai. Ir ilgainiui tu lauki, tikiesi, porą metų tikiesi, tada 3 metais kalbiesi,
Ir kai nėra jokio aiškumo apibrėžtumo, tai yra priežastis, kad ir geras atlyginimas, kad ir fainas kolektyvas, bet tai yra priežastis keisti darbą ir ieškoti kažkokių naujų iššūkių. Ir tai yra ypatingai svarbu tiem tikriem apsigimusiam pardavėjam, kurie nori tų iššūkių, kuriems reikia to asmeninio augimo, jie nori motyvacijos, jie nori žinoti, kas po ko ir kad jie galėtų siekti to. Papildomos atostogų dienos už darbo stažą ar rezultatus. Kaip pavyzdys, vėlgi mes turime klientus Norvegijos įmonę, kurios padalinį turime čia. Tai irgi yra susitarimas labai paprastas, kad už tam tikrus pasiekimus galima gauti tam tikrą kiekį atostogų dienų papildomai per metus. Tai tarkim 5 atostogų dienos papildomai. Motyvacinės programos ir platformos, jų yra iš tikrųjų daug ir nemažai, kurias naudoja, kartais būna tai integracija su keliom į vieną. Mūsų klientai tiek Skandinavijoje, tiek Vokietijoje naudoja kitokias negu populiarios yra Lietuvoje, bet jų tikrai yra daug. Ką mes beje pastebime paskutiniu metu, kokia yra tendencija, kartais kandidatai, organizacijos dažniau yra linkusios investuoti, negu plėsti komandą, labiau yra linkusios investuoti į mokymus darbuotojų, kaip pagerinti, kokius įgūdžius patobulinti ir ypatingai taip, tam, kad juos išlaikyti. Tai irgi yra vienas iš privalumų. Kuo motyvuoti komandą šiandieną? Tai yra socialinė atsakomybė ir tvarumas, tai yra ypač aktualu, apie tai labai daug kalbama. Vertybiškai autentiška, stipri kultūra, ji pritraukia kandidatus, išlaiko esamus darbuotojus. Ir aš kalbu apie tai, kad ne tik, kad tinklapyje yra surašytos vertybės, bet apie tai, kad jomis yra vadovaujamasi, nes dažnai tos vertybės vienos su kitom prasilenkia. Dirbtinis intelektas, jo panaudojimas skatina keisti požiūrį ir vis daugiau nešti to žmogiško ryšio ir asmeninio požiūrio į darbuotojus. Kaip pavyzdį čia norėčiau paminėti tai, kad labai daug organizacijų automatizuoja procesus, ir užuot, kad vadovas, tiesioginis vadovas ar personalo vadovas ar vadovė pasikalbėtų su žmogus gauna anketą. Ir kas atsitinka, sako, čia jau kažkoks robotas, ar ne, kažkur tie atsakymai nueina, neaišku kaip, todėl yra labai svarbu tuos rezultatus ir aptarti, ir paminėti, ir kad tai nebūtų tik tai kažkur nugulę anketoje atsakymai, kad tuo vadovautis, atsižvelgti, aptarti ir duoti tą žinią darbuotojui, kad aš tave girdžiu, tu esi svarbus, man rūpi, priimu tai, ką tu išsakei, netgi galbūt jeigu tas pastebėjimas nėra ar netoks jau tam fainas. Tai va, kokie gali būti reputaciniai iššūkiai? Ilgai kabantis darbo skelbimai mažina kandidatų pasitikėjimą, atrodo, kad niekas nenori ten dirbti. Sako, ir vėl ieško to paties darbuotojo tai pačiai pozicijai, arba ten kažkokia problema yra, arba ten kažkas yra negerai ir jie vėl ieško tos buhalterės, tai aš neįsiu ten, nes kažkas tai negerai. Nes vis tiek tie, kas ieškosi darbo ypatingai aktyvus, jie seka tos darbo skelbimus, jie juos mato ir atkreipia dėmesį. Prieš tai minėjau šiek tiek apie tai, kad ar didelis darbo skelbimo matomumas peržiūros reiškia, kad sulauksite daug tinkamų kandidatų. Nebūtinai. Jeigu jūs kalbate darbdavio kalba, tai kandidatai nepaspaus to mygtuko. Jie nespaus mygtuko kandidatuoti, nes nematys kažkokios tai vertės. Jau tapo folklorų pasakymai apie tai, kad ką siūlo organizacijos, tai yra laiku mokama alga, ar ne, socialinės garantijos, draugiškas kolektyvas. Bet visa tai gali keistis, jeigu mes pakeičiame, ką iš tikrųjų siūlome, nes labai dažnai pradedant atranką sako, mes va šitą, o ką dar siūlot? Mes nieko ten tokio ypatingo neturim, bet bekalbant tada paaiškėja, kad papildomai laisva diena, kad yra galimybė
pasinaudoti ten kažkokiom papildomom paslaugom. Taip pat ten, kad ir tie patys vaisiai, kava nemokamai ofise. Na, atrodo toks įprastas dalykas, bet kitiem tai yra labai svarbus, nors ir maža smulkmena, bet ji yra labai svarbi ir yra maloni. Tai va, kartais gali būti, kad tai yra susijęs su lokacija, su transportu, tai reikėtų iš tikrųjų apsvarstyti visas naudas, kurių kartais galbūt jūs nepastebit, bet tie, kas ateina naujai, jie to kitur neturi ir tai gali būti tas, kas privers paspausti tą mygtuką kandidatuoti. Taip pat ir geras darbdavio įvaizdis, geri atsiliepimai. Tai va, o kai yra fake arba dubliuojami skelbimai, kandidatai irgi mato, kad tas pats skelbimas, daug skelbimų, o kažkaip tai jie kabo ir kabo. Neigiami atsiliepimai apie vadovus dažnai tampa priežastimi atsisakyti kandidatuoti. Ypatingai jeigu yra kažkokios konfliktinės situacijos, kartais būna kandidatai pamato ir susidaro įspūdį, ar ne, tai labai svarbu yra, jeigu jau ir įvyko, jeigu turite kokį nors neigiamą kažkokį pasisakymą viešoje erdvėje, reikia nepabijoti ir sukomunikuoti atsakant į jį. Dėl to, kad, na, galbūt įvyko situacija, bet jeigu nėra jokio atsakymo, tai tarsi tai yra patvirtinimas, kad tai yra tiesa. Socialiniai tinklai tai yra vieta, kur kandidatai pirmiausia susidaro nuomonę apie darbdavį, ar ne? Tai turėjom irgi tokį pavyzdį, kad vienas kandidatas sako, žinot, sako, aš nebenoriu dalyvauti pokalbė, nes pasižiūrėjau tos įmonės socialiniuose tinkluose, o ten visur vadovai patys į kalnus kopia, visur vadovai žvaigždės, sako, o kas tiem darbuotojams tenai yra, kažin, sako, jeigu jie turi va tokius visokius, investuoja į tai, kažin, ar ten investuoja darbuotojus. Vat netgi tai, kaip yra komunikuojama, tai yra labai svarbu. Vakar irgi teko turėti pokalbį su viena organizacija, prieš tai pasižiūrėjau, namų darbus padariau, patikrinau jų socialinius tinklus, labai daug įvairiausių iniciatyvų ir kandidato akimis tai yra tikrai super fantastiška organizacija turėtų būti, kur daug įvairių iniciatyvų ir dalyvauja visa komanda, ne tik vadovai, o yra ir daug daugiau. Tada, taigi, kaip ir norėjau paminėti prieš tai, kad darbo skelbimas turi būti paruoštas kandidato kalba, ne darbdavio, ir paskatinti juos spausti tą mygtuką kandidatuoti. Tai reiškia apie vertę, kurią mes sukūrėme žmogui, kuris ateina organizacijai, apie tą vidinę kultūrą, kurią mes ištransliuojame iš vidaus į išorę. Ir kaip tai padaryti? Tai yra, turėtų būti nuoseklus įsitraukimas ir vieninga žinutė organizacijos viduje ir išorėje, kuris sukuria tą įvaizdį, kuris pritraukia daugiau kandidatų, padeda išlaikyti esamus darbuotojus. Ir kaip tai padaryti, tai yra papildykite darbdavio vertės pasiūlymą, employer value proposition, tai pabrėžkite lankstų darbo grafiką, profesinio tobulėjimo galimybę, stabilumą, sveikatinimo iniciatyvas. Jeigu turite papildomų kažkokių dienų laisvadienio, pasinaudokite tuo faktu, kad Lietuvos darbuotojams svarbios naudos ir karjeros augimas, kuo jos yra privalumas, nes dažnai darbuotojai turi įsivaizdavimą, kad darbas tarptautinėse įmonėse arba darbas užsienio kapitalo įmonėse yra daug pranašesnis negu Lietuvos organizacijose. Mes labai gerai tą matome, kai paskelbėm apie Norvegijos įmonės pozicijas. Dalinkitės istorijomis, niekas geriau neįtikins arba neparodys to autentiškumo, kaip jūsų darbuotojų istorijos ir gyvenimiški pavyzdžiai, kur jie kalba ne tik, kad vadovas matosi ar ne, matomas yra, bet ir darbuotojai, kurie, kaip jie auga, kokius socialinius projektus jie įgyvendina ir kad, leisti pasakyti, tai sukuria patikimumą. Atsižvelgiant vėlgi į vidinę demografiją, tai yra jūsų vidinė darbuotojų ar ne, kokia karta dominuoja. Akcentuokite tvarumą ir įvairovę, kaip tai veikia ir kaip tai yra integruota į jūsų organizacijos kultūrą. Na ir žinoma, klauskite, kurie jau dirba įmonėje, kas yra vertinga jiems, kaip jie jaučiasi organizacijoje, dėl ko rekomenduotų draugams, artimiesiems dirbti būtent pas jus ir dalinkite šitom istorijom, nes jos yra daug autentiškesnės negu kartais socialinių tinklų administratorių sukurtos istorijos apie tai, kodėl jūsų įmonė yra pati geriausia kaip darbdavys.
Taigi, kas yra atsakingas už darbdavio įvaizdį? Tai yra tiesiogiai susijęs su kandidatų paieška. Jeigu darbdavio įvaizdžių dažnai tenka girdėti, kad vadovas liepia personalo skyriui būti atsakingiams už darbdavio įvaizdį. Tai tokia komunikacija gali būti per silpna. Įvaizdis turėtų būti strateginis klausimas, kurį palaiko nuo vadovo iki įgyvendinimo ir įskaitant visus darbuotojus. Tai yra apie tai, kad tiek vadovas elgiasi atitinkamai, komunikuoja atitinkamai, tiek personalo skyrius tą patį komunikuoja, tiek darbuotojai, jeigu, pavyzdžiui, gamybinė įmonė ar ne yra. Tai yra nuoseklus įsitraukimas ir vieninga žinutė organizacijos viduje ir išorėje. Čia gal kaip paprastą patį primityviausią pavyzdį panaudosiu, kai darbo skelbimuose sako, mūsų labai draugiška komanda yra, o kandidatai ateina į pokalbį ir kas atsitinka, tai yra tyla, niekas nesisveikina ir tas elgesys neatrodo toksai, kaip yra komunikuojama. Bet jeigu mes turime viduje tą gerąją kultūrą, gerąją patirtį, tai labai greitai pasimatys. Ir tą norėjau paminėti pavyzdį tam, kad pabrėžti, kad tai yra nuo iki, ar ne tik, kad tas žmogus, kuris atsakingas už atranką, ne tik vadovas, bet ir visi kiti. Stiprus įvaizdis pritraukia daugiau ir kokybiškesnių kandidatų, padeda sumažinti atrankos laiką ir kaštus, padeda išlaikyti geriausius darbuotojus ir mažėja poreikis nuolat ieškant naujų. Na ir žinoma, tai yra taip pat ne tik apie jūsų kaip darbdavio įvaizdį, bet tai yra ir apie jūsų reputaciją prieš jūsų klientus. Tai klientai lygiai taip pat mato, kokie jūs esate kaip darbdaviai, kiek jūs investuojate į savo komandą, kiek ji jums yra svarbi. Ir tai ypatingai yra svarbu Skandinavijai, nes vadovaujamasi tuo principu. Tai kaip pamatuoti tą darbdavio įvaizdį? Vidinės apklausos, jos parodytų, kiek jūsų darbuotojai, esami darbuotojai būtų pasirengę rekomenduoti įmonę, tai yra signalas kandidatams. Kandidato atsiliepimai po atrankos galima sužinoti, kaip jūsų kandidatų patirtis yra, kokia yra, ar jie rekomenduotų kitiem, ar vėl kandidatuotų į jūsų pozicijas. Socialiniai tinklai, išoriniai vertinimai, pavyzdžiui, LinkedIn formuoja kandidatų nuomonę prieš pirmą kontaktą, kaip jie pirmiausia pažiūri organizaciją, ar tas pats irgi Facebook ar ne įmonės profilis. Darbuotojų rekomendacijos, jos labai tiesiogiai įtakoja, kiek žmonės norės ateiti į jūsų organizaciją dirbti arba ne, kokiu atsiliepimu jie ras daugiau. Ir pabaigai norėjau akcentuoti, kad geras darbdavio įvaizdis tai yra ne prabanga, tai yra būtinybė. Mes žinome, kad statistiškai apie 50% įmonių jau investuoja ir dirba su to, kad pagerinti darbdavio įvaizdį arba bent jau tam tikras jos sudedamasias dalis. Tai yra būtinybė, jeigu norite pritraukti tinkamus kandidatus, jeigu planuojate augti ir norite turėti ilgalaikius komandos narius, tai yra investicija, kuri atsiperka mažesniem atrankų sąnaudomis ir greitesnių užpildymo ir kokybiškesniais žmonėmis. Ir daugiau sulaukite kandidatų. Na, o kad pradėti lengviausia, galbūt ne lengviausia, gal kaip tik sunkiausia yra, bet labiausiai atsiperka, tai yra nuo kultūros stiprinimo. Nes būtent ta kultūra pirmiausia yra matoma kandidatams. Ir tas darbdavio įvaizdis turėtų būti nešamas iš vidaus į išorę, ne tik atvirkščiai. Nes labai dažnai investuojama į išorinį dalyką, ar ne, per marketingą į tai. Bet tai turėtų ateiti ir iš vidaus. Darbdavio įvaizdis turėtų būti kaip skandinaviškas dizainas. Minimalus, tačiau spinduliuojantis kokybę ir prasmę. Tikra prabanga yra ne pompastiškumas, o pagarba žmogui, tvarumas ir aiški vizija. Tai aš labai norėčiau, kad mūsų ta darbdavio įvaizdžio filosofija Lietuvoje ir taptų tokia, kad tai yra kasdienybė, kaip geroji patirtis ir kad tai yra apie darbdavio įvaizdis kaip tvarumas ir ilgalaikė strategija su aiškia vizija. Tai va, o tie, kas norėtų prisijungti, kviečiu į Mastermind grupę. Liko 3 vietos, lapkričio 20 dieną pradedame, tai yra 3 mėnesių programa, kur dirbsime itin mažoje grupėje, bet kursime darbdavio įvaizdį kartu.
Taip pat gausite mūsų atmintinę ir informaciją apie šiandienos seminarą. Aš dėkoju, kas prisijungėte, sudalyvavote ir kviečiu bendrauti ir sekti mūsų socialiniuose tinkluose, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek LinkedIn. Ir kviečiu nuskanuoti, galit susisiekti su manim, galit parašyti, jeigu turėsite kokių klausimų, kviečiu virtualios kavos. Ačiū už tai, kad prisijungėt.